Esame Anykščiuose, kalbinome trenerį Gediminą, kuris su Balsių Aligatorių komanda pirmą kartą išvyko stovyklauti į kitą miestą 9 dienom. Kaip vaikai į tai reagavo, į pirmą tokią stovyklą? Vaikai reagavo įvairiai, visi su teigiamomis emocijomis. Atsivežėm tiek didelių vaikų, tiek labai mažių. Mažiausiam yra 6 metukai. Tai pirmas 2 dienas jie truputėlį ilgėjosi namų bei tėvelių. Tačiau tėvelius pakeitė treneris ir viskas tapo gerai. Supratau. Ką akcentuoja šitoj stovyklai? Ar daugiau fizinė ar techninį rengimą? Akcentuoja abu dalykus. Rytais mes turime fizinio rengimo treniruotes, kurios yra labai svarbios. O vakare turime techninį ir truputėlį taktinį rengimą. Pakalbat su komandos žaidėjais apie kitų metų tikslus. Ko siekti ir ko norėti? Labai sunku išsikelti tikslus. Pagrindinis tikslas, aš manau, kad tai yra tobulėjimas kaip žmogaus, kaip krepšininko ir kaip komandos draugo. Puikus įspūdžiai, patinka stovykla, labai norėčiau ir antrą kartą padalyvauti šitą stovyklą ir patinka. Kaip manai, kodėl reikia važiuoti į stovyklą? Kodėl neužtenka sportuoti Vilniui? Nes Vilniui tenais tik treniruotės, o čia papildomas treniruotės ir stipresnis būsi. Turbūt stebit Lietuvos rinktinės žaidimą. Kokį įspūdį palieka komanda? Puiku, nes ir mes iš jų mokomės žaisti ir patys norime Lietuvos rinktinę dalyvauti.